Labas, čia Mantas iš Matiekos, tai šiandien skirsiu šiek tiek laiko 5 klasės procentiniams uždaviniams, tai pasižiūrėkime, kokie reikalavimai. Taigi, pradėsiu nuo pirmos ir ką reikėtų pasidaryti, tai pažiūrėti, kas yra esminė informacija, tai 10% ir ar tai bus padidinta ar pamažinta, aišku, jeigu esminis žodis yra nuolaida, kas reiškia, kad bus skaičius 10% mažinimas. Tai dabar klausia, kiek eurų nuolaida taikoma. Tai kiek eurų nuolaida taikoma. Tai mums nereikia dabar nei mažinti, nei didinti, tiesiog paprasčiausiai surasti, kas yra 10% nuo pradinės kainos, kur pradinė kaina iš paveiksliuko 190. Tai norint surasti 10%, yra keletas skirtingų būdų, tai vienas iš jų tiesiog atsiminti, kad 10%, norint surasti 10%, mes galime skaičių dalinti į 10 dalių. Tai norint surasti 10%, mes galime tiesiog imti 1/10 skaičius arba dalinti skaičių į 10 lygių dalių. Ir keletas kitų panašių procentų, kur naudosim. Tai jeigu norim surasti 20%, tiesiog pažiūrėti, kiek kartų 20 gali tilpti į 100. Tai dabar norint surasti 20%, bus lygiai tas pats, kas dalyba iš 5. Ir dar paimsiu porą populiariausių pačių, tai 25 bus atitiks dalybą iš 4. Ir koks lyga? Paimsiu gal dar 50. Tai dalyba pusiau. Dalyba pusiau. Kadangi kiekvienas iš tų procentų gali būti išreikštas kaip 10 šimtųjų, kas susiprastins į 1/10, tai dabar jeigu 10 šimtųjų susiprastins į 1/10, o 1/10 yra lygiai tas pats, kas 1/10 yra lygiai tas pats, kas dauginti iš 1 dalinti iš 10. Lygiai tas pats galim paimti 20%, tai 20% bus 20 šimtųjų, kas prastins į 1/5 ir 1/5 yra tas pats, kas dauginti iš 1 dalinti iš 5. Ir gali pasitikrinti su dalyba iš 4 ir dalyba iš 2. Dabar kiek eurų taikom nuolaidą ausinėms? Paprasčiausias skaičiavimas tiesiog 190. Mums reikia surasti 10%, iš 190 padalinta iš 10. Tai dalyba iš 0 tiesiog panaikins 0 ir bus lygu 19 eurų. Sekantis, tai pasižiūrėti, kokią ausinių kainą būtų pritaikius nuolaidą. Tai dabar jau mes taikom tą nuolaidą, ką reiškia, mes paimame pilną kainą, tai pilna kaina 190. Ir pritaikom tą nuolaidą. Tai dabar, kadangi atsakymas prieš tai bus ant klausimą, kad nuolaida buvo 90, tai kai pritaikom nuolaidą, mes sumažiname kainą 19 eurų. Ir 190 atimti 19 liks apie 171. 171. Dabar kiek eurų muzikos mokyklos sumokėtų, jei pirktų 8 ausinės? Tai čia dviejopas klausimas, priklausomai ar su nuolaida ar be nuolaidos. Tai sakykime, jeigu pirks su nuolaida, tai paimam vienų ausinių kainą 171 ir tiesiog pasidauginame iš 8. Tai kart 8, gausime 1 kart 8, 8, 7 kart 8 apie 506, tai rašau tiesiog 6 ir perskeliu 5 ir gausime, kad 8 kart 171 bus 668, tai 600
68 eurai. Ir maždaug uždavinius panašiai spręsti, tada visą laiką reikės įsiskaityti sąlygą ar didinti, ar mažinti, ar surasti. Jeigu surasti, tai tiesiog padalinti iš anksčiau minėtų skaičių, jeigu sumažinti, tai arba padidinti, tai surasti visų pirma reikės 10 procentų, 25 ar ten koks tuotas procentas ir tada jį pridėti ar atimti. Tai dabar klausimas yra apie sumažinimą. Tai pirmiausia rasti, kas yra 10 procentų. Dabar kol kas nemažinu, tiesiog randu 10 procentų. Tai 10 procentų bus 600 dalinti iš 10, 25 procentai bus 600 dalinti iš 4, 40 procentų, 40 gal šiek tiek sunkiau, paliksiu jį, pasidarysiu atskirai, bet 50 procentų bus 600 dalinti į 2 dalis. Taip, tai dabar surandam, kad 10 procentų bus 60, tada 150, jeigu dalinsim į 4 dalis, ir 300 atitiks 50 procentų. Kadangi sąlyga sako sumažinti, tai dabar nuo pradinės kainos mes turėsime atimti kiekvieną iš skaičių. Dabar 10 procentų jeigu atimsime, bus 600 minus 60, kas lygu 540. Ir tiesiog taip gauname sumažintą skaičių. Lygiai taip pat su kitais, tai 600 atimti 150, kas bus apie 450. 450 ir sumažinę 50 procentų, tai 600 atimsime 300. Ir aišku, ar rasti 50 procentų, ar sumažinti, mes gausime vis tiek tos pačius 300, kadangi 50 procentų yra lygiai pusė. Tai 50 procentų bus 300. Dabar ką daryti su 40 procentų, galima keliais būdais, galima, pavyzdžiui, surasti 10 procentų ir jį padauginti iš 4. Kadangi, pasakysiu gal spalvą, kad tai jau būtų, kadangi žinom, kad 10 procentų atitinka 60, tai norint surasti 40 procentų, galime naudotis tą informaciją ir 10 kart 4 bus 40, lygiai tą patį darom ir su kairė pusė. Tai pasižymėsiu, kad 40 procentų tada mums atitiks 60 padauginti iš 4, kas bus 240. Čia vienu metodu surasti. Dabar kitas metodas, galime pasinaudoti, kas yra 50 procentų ir kas yra 10 procentų. Tai vietoj daugybos iš 4 mes galėjome gauti 50 procentų. Jeigu atimsime 10 procentų, bus lygu 40 procentų. Dabar įsistatom vietoj 50 procentų 300, atimti 10 procentų, kas žinome, kad 60, lygu 240. Kaip matome, dviem skirtingais būdais galime gauti tą patį atsakymą. Tai aišku, dabar mažinsime, jeigu tuo procentu, tai mums reikia 600, atimti 240, tai 600 minus 240 liks apie 360. Tai 360. Pabandom
suradom keletą dar, užtruks šiek tiek ilgiau. Taip, dabar skaičių 50, jeigu didinam 10 procentų, tai surandam, kas yra 10 procentų. Tai 10 procentų bus tas pats, kas 500 padalinta į 10, arba 10 procentų yra tiesiog dešimtadalis. Tai lygu 50. Ir jeigu mes jį padidinsime, tai 50 plus, tai yra 500 plus 50, matome, kad gausime 550. Jeigu didinsime 20 procentų, dabar kaip surasti 20 procentų, mes turime dalinti į 5 dalis, kadangi mes galim 20 sutalpinti 5 kartus į 100 procentų. Tiesiog 500 daliname į 5 dalis, gausime, kad tai atitinka 100. Tai jeigu didinam, tai 500 plus 100, jeigu didinam skaičių mes 500 plus 100, gausime šį kartą 600. Lygiai tas pats su sekančiais, tai jeigu mes padidinsim 50, tai surandam, kad 50 procentų atitinka pusę, tai tam, kad rast pusę, mes dalinam iš 2, kas bus 250 ir tiesiog pridedame prie pradinio skaičiaus. Tai duos 250, tai ką turim padidinti, mes pridedam prie 500 ir gaunam 750. Ir aišku, 100 procentų yra tas pats skaičius, tai jeigu mes pridedame 100 procentų, skaičius tiesiog padvigubės. Tai pradinis buvo 500. Jeigu pridedame 100 procentų, mes turim pridėti tą patį skaičių. Tai pridedame tą patį skaičių, kas irgi yra 500, gauname 1 pilną tūkstantį. Sunkiausi uždaviniai, turbūt ne tik 5 klasė, bet ir visam matematikos kurse greičiausiai bus tekstiniai, kadangi reikalauja ne tik matematinių žinių, bet ir gerai skaityti tekstą. Ir aišku, kaip filtruoti tekste esančią informaciją. Tai dabar turim visiškai nesvarbu, ar ten mokykloje, ar ten kur nors būrelį, ar tiesiog esminė informacija yra skaičiai ir kas su jais darosi. Taip, 700 mokinių ir kiek mokinių, jei skaičius padidės 15 procentų. Tai pirmą reikia, dar pamiršau pasižymėti, kad padidės, tai mums šį kartą ne tik reikia surasti, bet dar ir padidinti. Tai visų pirma, pabandyti surasti, kas yra 15 procentų. Aš žinau, kad 15 procentų yra tas pats, kas 10 procentų. Tam, kad gauti 15, mes galime imti 10 procentų ir sudėti su 5 procentais. Aišku, 5 yra 10 per pusę. Dabar surandam, kas yra 10 procentų. 10 procentų atitiks 70 mokinių. Dabar 5 procentai, kadangi 5 yra pusė nuo 10, tai mes galim tiesiog dalinti 70 irgi per pusę. Tai 5 procentai atitiks 35 mokinius. Tai ką tai reiškia, jeigu mes 10 procentų sudėsime su 5 procentais, mes gausime 15 procentų. Ir jeigu sudėsime skaitinės reikšmės, tai 70 plus 35 bus 105 mokiniai. Tai 15 procentų nuo 700 sudaro 105 mokiniai. Ir jeigu tas skaičius padidės, mes jį turime pridėti prie pradinio skaičiaus. Tai mes pradėjome, jeigu su 700 reikia padidinti, mes pridedame 105 mokinius ir gausime 805 mokinius. Dabar kas atsitiks, jeigu skaičius sumažės 25 procentais, tai 25 procentus norint surasti, mes galime tiesiog imti ketvirtadalį
Tai 700, kadangi čia toks pradinis buvo skaičius, dalinam į 4 dalis, kiek čia 700 padalinti iš 4, bus apie 175, tai 175 mokiniai sudarys ketvirtadalį. Ir atidžiai, jeigu perskaitę sąlygą, rasim, kad tai bus sumažėjimas. Tai iš 700 teks atimti 175. Ir liks apie 525 moksleiviai. Tai sakykime būtų 5, 2, 5. Bandom sekantį tada. Pievagrybių augimo įmonė. Tai visiškai čia irgi nesudaro esmės, tai gali būti pievagrybių, gali būti morkų, kopūstų. Svarbiausia yra skaičiai, tai dabar turime įsigiję 150 dėžių ir remdamiesi senosios dėžės nuotraukoje pateiktais duomenimis, apskaičiuokite, kokio ilgio yra naujoji dėžė, jei jos ilgis 20% didesnis už senos. Tai dabar pasižiūrim, koks ilgis. Ir prie ilgio reikia pridėti 20%. Tai senosios ilgis bus 140. Dabar jeigu ieškom 20%, tai 20%, tai prisimint, kad atitinka dalyba iš 5. 140 dalinti iš 5, kiek čia apie 28, tai bus 28 centimetrai. Čia beje mes suradom 20%, tai tam, kad suras 20%, mes tiesiog daliname iš 5. Ir ilgis, kadangi padidėjo, tai 20%, dabar padidėjęs ilgis bus 140, pridedame tą 20%, kas sudarys 28 cm, gausim 168. Tai bus atsakymė 168. Toliau sekantis lygiai analogiškas, tik dabar ne apie ilgį, apie plotį klausia. Tai pasirinksiu gal kitą spalvą. Tai plotis buvo 80 ir jis 25% didesnis. Tai dabar surasti 25%, jeigu tai 25% atitiks dalybą iš 4, tai imame plotį, kas yra 80, dalinam iš 4, gaunam, kad 25% dabar nuo 80 sudarys 20 cm. Ir kadangi plotis yra didinamas, tai didesnis, vadinasi, mes turim tos 20 cm pridėti. Tai 80 plus 20 bus lygu 100 cm. Tai kokį plotą užima naujoji dėžė, tai vėlgi pasiryškinam esminį informaciją, čia turbūt baigsis man spalvos, tai kokį plotą, dabar kaip skaičiuojamas stačiakampio plotas, mes turime ilgį dauginti iš pločio. Tai ilgį dauginam iš pločio, pasirys čia, tai ilgis buvo 168 cm, jeigu dauginsim iš pločio, kas yra 100 cm, daugybė, gerai, kad daugybė 100 gan paprasta, ką reikia
padaryti, tiesiog suskaičiuojam, kiek nuliukų yra ir tos nulius pasirašom prie 168 gale. Tai tiesiog bus 168, perstrašom tos du nulius, tai 0, 0. Tik nepamiršt, kad vienetai bus kvadratiniai centimetrai. Tai aišku, čia turim kvadratinius centimetrus, tai rašom 168 ir 2 nuliukai. Kiek įmonė sumokėjo už pirkinį, jeigu vienos dėžės kaina 9 eurai. Čia toks kompleksinis gan uždavinys, tai mums visų pirma reikia surasti, kiek sumokėjo be nuolaidos, arba galima surasti iš tikrųjų nuolaidą, visiškai nesvarbu, abiem būdais vis tiek atsakymą gautumėm tokį patį. Tai aš dabar surasiu, kiek sumokėjo už visą pirkinį, tai viso pirkinys buvo 150 dėžių. Tai jeigu vienos dėžės kaina 9 eurai, tiesiog susidaugintų 150. Dauginam iš 9, tai dauginam iš 9, kiek čia 30, 20, kiek čia už 6, susidauginti su stulpeliu turbūt, tai 150 kart 9, gaunam 0, tada 405, atsirašom 4 priekyje, tada 9 kart 1, 9, bet atsinešam, prisidėm tą ketvirtą prie rezultatų, tai gausim 3 ir keliame dar vienetuką į kitą pusę. Tai iš viso sumokėtų 1350 čia be nuolaidos. Tai čia būtų be nuolaidos. Be nuolaidos. Dabar surasti, jeigu 10 procentų nuolaidą, tai dabar 10 procentų, jeigu ieškot, tai daliname į 10 dalių. Tai mums reikia surasti 10-dalį, čia pažiūrėsiu, kad tai buvo eurai. Dalinam iš 10, kas liks 135 eurai, iš viso buvo tiek nuolaidą pritaikyta. Tai jeigu pritaikyta nuolaida, mes tą sumą atimame nuo pradinės. Tai 1350, jeigu atimam 135, labai svarbu rašyti vienetus po vienetus, dešimtis po dešimtimi ir gaunam tada 5, 1, 2, 1. Tai vadinasi, įmonė turėjo už visą pirkinį, už visas tas 150 dėžių, pritaikius 10 procentų nuolaidą, gauti 1215 eurų. Gal sekančius paliksiu kitiems kitiems įrašams. Tai tikiuosi penktokams padėjo ir iki kitų susitikimų. Ate?